Dukra Kornelija. Kokia diagnozė, kada sužinojot? Spinalinė raumenų atrofija sužinojom, kai buvo 1,5 metų. Aišku, taip nuo metų jau pradėjau tarinėti, kad jinai kažkaip netaip daro, jinai kaip visi. Jinai šiaip ėjo, už rankytės ėjo. Už 2 rankyčių jinai ėjo, bet už vienos vis nenorėjau pasileisti. Ir kažkaip sunerimau, jau metų 2 mėnesių sunerimau, kreipėmės pas gydytoją ir tiesiog po truputį. O ką ta liga, kokią įtaką daro? Arba kokios prognozės yra jūsų? Tai šiuo atveju, kai mes jau turim vaistą, tai aišku, prognozės visai kitokios nei buvo prieš tai, kai mes neturėjom vaisto. Jinai naikina raumenyną? Taip, naikina raumenyną, su laiku nyksta raumenys, nesigamina baltymas, nyksta neuronai ir tiesiog viskas silpnėtų. Ir rankos, kojas, aišku, pradžia pas mus tai kojytėse pastebėjom. O dabar, kai vartojam vaistą jau nuo 4 metų, buvo pagerėjimai iš pradžių tikrai didesni. Dabar viskas kaip ir stabiliai. O kiek Kornelijai metų šiuo metu? Dabar 9 metai. Tai praktiškai visus tuos 9 metus, ar ne 8, nuo metų amžiaus jūs kovojate su ta liga? Taip, nuo 4 metų jau vaistus pradėjau gerti. Nuo 4 metų. O turint kitokį vaiką, ką branginate tose akimirkose? Gal laiką kartu, nežinau net. Aš nesijaučiu, kad mano vaikas yra kitoks. Taip. Man jinai yra tokia, kokia yra ir aš turbūt geresnio vaiko neįsivaizduoju. Kokia jūsų patirtis ir džiugiausi ir skaudžiausi dalykai? Liga tai savaime aišku, kad jinai šokiravo. Taip, liga šokiravo, bet aš sakau, aš kažkaip nesustojau. Aš niekad negyvenu, kad mano vaikas serga. Mano vaikas yra toks kaip visi. Ir aš kartais net sakau, net atrodo geresnė nei kiti. Net yra sveikų vaikų, kurie negali padaryti to, ką jinai padaro. Ir aišku, būna tikrai čia. Ir su sveikų vaikų yra sunkių akimirkų. Tai. O kodėl lankotės vaiko raidos centre? Ką tai duoda? Kad pagerinti, kad nesilptų raumenys ir kad pagerinti jos būklę. Tai iš esmės jūsų poreikis yra turbūt kineziterapija? Taip, kineziterapija, ergoterapija. Kodėl rinkotės būtent vaiko raidos centrą? Nes specialistai geri, susiradom gerus specialistus, ieškojom visoje Lietuvoje ir tiesiog atradom šičia, vaiko raidos klinikoje. Kas čia patinka? Kai sužinome apie ligą, ieškojom tų ir kineziterapeutų, tai specialistai man čia, būtent mūsų lygai, mes susiradom visus specialistus, kurie yra reikalingi mums, Kornelijai. Ar jie atsižvelgia į asmeninį jūsų poreikį? Taip atsižvelgia. Jums reikia nuolatinės paramos, ar ne? Taip, nuolatinės, nes iš tikrųjų yra viskas brangu, daug įrangos visokiausios reikia, kineziterapija nuolatinė, baseinai, hipoterapija. O kiek tai brangu suprasti žmogų, kuris... Jeigu taip apie metus kalbam, tai apie 6-8 tūkstančius. Bet čia praktiškai ribojant. Čia ne taip, kad tu galėtum leisti savo viską ten vaikui, bet čia minimalus toks vaikui kažkoks suteikimas tų reabilitacijų. Yra mamų nedrįstančių kreiptis, prašyti pagalbos, jos delsė, turbūt ir jūs kurį laiką svarstėte, ar ne? Aš visur kreipiausi, ieškojau pagalbos, kad būtų kuo greičiau suteikta ta pagalba, o iš tikrųjų šioje dienoje būnu, kad pati susiduriu su aplinkiniais, su tokiom mamom, kurios neieško pagalbos ir matau, kad vaikui reikia pagalbos. O kaip manot, kodėl? Nežinau, baimė, galbūt baimė, kad mano vaikas netoks, pripažinti, kad vaikas netoks, kad kažkoks kitoks. Tai su šituo labai dažnai susiduriu ir matau. Ką pasakytumėt bendraja prasme mamoms neįgalių vaikų? Kokią žinutę nusiųstumėt? Būti stipriom, gyventi dėl jų, dėl savęs, kad gyvenimas tęsiasi, nieko čia nepadarysi.